Labas. Sveikinusi iš alpakų namelio. Kaip matot, dar statybos pačiam įkaršti. Planavome pasibaigti iki joninių, tai spėkit šiandien joninės ir va, kaip atrodo namelis dar tikrai negyvenamas. Tai šiandien mes klojam vatą, baigiam kloti. Labai artimiausiu metu šitas darbas bus pabaigtas, nes norisi judėti toliau ir jau, kad būtų vieta, kur ir patiems pabūti, ir svečius priimti. Tai vakar mes pusę namelio, galima sakyti, pabaigėm, užklojom vatą ir vakar pabaigėm. Užklojom vatą ir aptraukėm plėvelę. Jau va, kažkur ir gipsą susukom. Esu mažai vietos daiktams susidėti, tai čia toks tikras statybinis balaganas. Tai va tam statybiniam balagane, kas sunkiausia yra, sunkiausia rasti instrumentą, nes jeigu kažko prireikia, tai reikia, nežinau, viską vėl krapštyti, atkasti ir ieškoti. Ką? Ką tu ten darai? Jis trukdo man filmuoti. Tai va lygiai čia su tuo gražiu vaizdu, va, tokius didelis langus susiplanavom ir kai atsidarėm, tai grožėjomės vaizdu į pievą, čia šienausim šią savaitę. Vakar buvo pas mus čia ir gervė atskridusi ir triušelis atbėgęs, tai jau pro langą atsiveria nuostabus vaizdai. Mūsų nukirpta vilna. Va. Čia džinos vilna sudėta į maišą. Visiškai jokio kvapo neturi ir tokio minkštumo. Aišku, čia dar yra šieno, tai man ją reikės perinkti. Labai keistai mano fotoaparatas, mano telefonas atvaizduoja vaizdus, nes iš tiesų jinai daug tamsesnė jūs vilna. Tai va, verpsim siūlus, ieškojom ilgai įmonės, kurie užsiimtų verpalais, bet pasirodo alpakų vilną ne taip paprasta suverpti. Ir tos įmonės, kurios to užsiima, tai minimalus yra užsakymo kiekis, verpimo kiekis prasideda nuo 100, nuo 300 kg. Tai mes, aišku, šiais metais tiek vilnos neturim. Manau, kad bendrai turėsim apie 15-20 kg šiais metais. Tai pirmasis verpimas. Parekomendavo mums vieną verpiklą plungėje. Tai siūsim vilną kitą savaitę. Žiūrėsim, kaip jiems seksis suverpti siūlus. Tai bet jeigu norėsit užsisakyti, tai rašykit drąsiai. Apie alpakų vilną siūlus turbūt žinot, vilna visiškai neturi kvapo, nes neturi lanolino, kaip turi kitų rūšių, pavyzdžiui, ir mums žinomas avis. Ji yra bekvapė, ji yra kelis kart šiltesnė nei lyginant su ta pačia avies vilna. Ir ji yra patvaresnė, reiškia, ji tarnauja daug ilgiau, nedegi, žodžiu, jeigu turite alergijas, jeigu esate alergiški, jeigu esate jautresni gal kvapui, tai tikrai šitie siūlai, jie ir šiltesni, ir patvaresni, ir, turbūt reklamos alpakų vilnai tikrai nereikia. Tai va, turėsim siūlų, tada nufilmuosiu jums gal ilgesnį ir atskirą video apie būtent alpakų siūlus atskirai, ten tikrai yra apie ką pasikalbėti, galėsim pasišnekėti. Va, Turas kažką dirba lauke. Chimičina, jo. Bandom iš turimų medžiagų likučių pasidaryti, tam tikrus dalykus, kad būtų... Čia ne, šitam, ne eteriui. Ir suvartoti tai, kas yra, kad nereikėtų ir pirkti, visų pirma, tai kainuoja, visų antra, kad susinaudotų gabaliukai, nereikėtų mesti, nereikėtų, norim kuo ekologiškiau, kuo mažiau išnaudoti apskritai ir medienos, ir norim viską tvariai pasidaryti. Mūsų tokia gyvenimo koncepcija ir norim būti jie ištikimi. Tai va, jau namuko galas šiek tiek galima matyti, mes ją praeitą savaitę susitvarkėm, užsidengėm skardą ir pradėjom medį dėti. Tokia gražios spalva, nusidažėm tikurilos dažais. Visai gražiai, man atrodo, gavosi. O šiandien aš norėčiau papasakoti apie mūsų ūkio naujieną.
Mums praeitą savaitę ištiko pagausėjimas mūsų ūkio, gimė mažylis. Aš tuoj netrukus jūs supažindinsiu su juo. Vakar jau turėjom ir svečių, tai mūsų Majai. Kur Maja? Mama Žolytė. Labas, baltakaklė. Va, Maja. Gimė mažylis praeitą savaitę. Va, jisai kur guli. Ilsisi dabar Oziuk. Pavadinomės jį Oziu. Va, jam yra savaitė dabar. Taip, Ozi, ateisi pasisveikint. Labai mielas berniukas. Labai geras, švelnus ir leidžia ir pasiglostomas kol kas, kol dar mažas. Ir Maja irgi leidžia jį glostyti, nes kai baltakaklė gimė Luna, tai buvo tikrai atsargesnė. Ir mama, ir mažylė. Oziukas mūsų, eis prie kito alpako. Na, žinoma, jau dabar jisai savarankiškėja, pats bando ir lakstyti, ir ganosi patsai. Tai Majai iš tiesų buvo pirmasis gimdymas ir pirmoji vada. Mes buvo pirmoji vada ir jinai, nebuvo tam pasiruošusi. Visų pirma, alpakos laukėsi 19,5 mėnesio ir tada atsiveda vadą po 11,5 mėnesių, bet Maja jį pernešinė, jį be vienos dienos metus jį išnešiojo ir mes jau nerimavome, tikrai matėme, kad ir jau pačiai jai buvo sunku, jie paskutiniam dienom gulinėjo daugiau ir buvo gan karšta, bet visai netikėtai dieną prieš einant metam viskas įvyko labai greitai. Alpakos pats tas gimdymo procesas vyksta labai greitai, maždaug 15-20 minučių bėgyje nuo pradžios gimsta mažylis ir visiškai savarankiškai alpaka tai daro be žmonių įsikišimo ir ten dalyvauti praktiškai nereikia. Tai ir šį kartą gaila manęs nebuvo ūkyje, bet vyras tuo metu buvo, tai įdėsiu šiek tiek vaizdų, bandysiu su cenzūra, kad nebūtų jautresniam žmonėm baisu stebėti, bet viskas labai gražiai ir labai švariai ir labai greitai įvyko. Maja šaunuolė pagimdė labai gražų, mielą berniuką. Yra tokia legenda, kad alpakos atsiveda mažylius pirmoje dienos pusėje, tam, kad jie, kadangi gyvūnas iš kalnų, galėtų spėti saulės spinduliuose išdžiūti, šiek tiek apdžiūti, bet abi mūsų alpakos atsivedė mažylius vakarop. Tai mums tas kol kas nepasiteisina. Jiems čia turbūt labai komfortiška, žinom, kad turi ūkinį pastatą, kuriame galės mažyliai apdžiūti. Tai va, problemos ir bėdos prasidėjo jau kitą dieną, nes pirmąją dieną mažylis, jis, kaip ir visi kūdikiai, gimsta šiek tiek silpnesnis ir tas yra normalu, kad jis pirmąją dieną mažiau ir prie mamos eina. Tai pirmąją dieną mes padėjom jam pavalgyti, lyg ir buvo viskas gerai, jis ten dar mažai tikrai valgo. Ir galvojom, gerai, pirmai dienai viskas normalu, mažylis mažiau eina prie mamos. Mamai, kadangi irgi pirmasis mažylis, dar nelabai suprantama, ką reikia daryti. Bet šiaip netaip mes jį pamaitinom, palikom ir galvom, kitą dieną ir jis jau bus šiek tiek buvesnis, stipresnis. Ir stebėjome tą procesą, bet dėja antrą dieną atvažiavę pastebėjom, kad alpaka visiškai nemaitina mažylio ir jis silpsta. Nuvažiavome pas vietinį ūkininką, nusipirkom ožkos pieno, nes galvom, kad reikės primaitinti. To pieno, kuriame ožkos mes bandėme jį primaitinti, jisai nenorėjo valgyti, išspjaudavo, bet jau ta istorija pas mus kartojasi, nes Luną mes irgi rudenį bandėm primaitinti, mums atrodė, kad pieno trūksta, jį irgi mažai kažkaip pačioje pradžioje valgė mamos pieno. Tai problema buvo tame, kad mažylis kažkodėl pats imti mamos pieno norėdavo tik lauke, išėjus į lauką, jam tas instinktas turbūt kažkaip suveikdavo ir jis eidavo ieškoti to pieno pats. O Maja tuo metu eidavo valgyti žolę ir visiškai nekreipdavo į jį dėmesį. Tai
Na, tekdavo mums į tvartą nusivesti alpaką, palaikyti, kad mažylis galėtų pavalgyti. Jis labai sunkiai ieškojo spenelio mamos pienuko ir tekdavo galvą jo prilaikyti, kad jis būtent ten prisiklijuotų, kur jam reikia, prisijungtų prie pieno fabrikėlio, bet tą reikėdavo daryti labai rankiniu būdu, nes pats jis pieno neieškojo. Tai pirmasis 2 paras tekdavo ir numelžti tą pienuką, tai melžiam alpaką, kas irgi buvo labai pirma patirtis mūsų, tai taip, įdomu. Bet dabar galim pasižiūrėti, tinkiškai ieško ir valgo ten, kur jam reikia valgyti. Mama valgo žolę, o jis jau perdirbtą pienuką. Tai labai gražiai dabar jų draugystė. Aišku, Maja tais instinktais, kuriuos pasižymė baltakaklė, kadangi jie jau ir tikrai ne pirmasis mažylis ir jį Lūną maitina dar ir iki šiol, todėl mums tenka Lūną uždaryti į tvartą atskirai, nes jos dar viena apie kitos negali ir jau laikas tikrai seniai praėjęs. Lūna jau daugiau nei 6 mėnesiai ir jau taip pats laikas, kai jau reikia ir alpakai duoti pailsėti ir alpakai mamai duoti pailsėti ir jau mažylė pati turi daugiau misti žolę, priprasti. Tai baltakaklė jau turbūt pirmąsias kartus pergyveno, kur jos mažylė, o dabar jau jinai visiškai atsipalaidavo, supranta, kad jos jau valgymais niekas nebekankins. Tai va, toks suziukas, tokia graži mūsų fermos ūkio papilnėjimo istorija. Labai džiaugiamės, kad tos kritiškos 3-4 paros praėjo ir jis jau pats valgo ir labai guviai laksto. Tai taip, labai graži alpakų draugystė ir dar vienas alpakų mažylis, baby alpaka Kryja, papildė mūsų ūkio gretas. Taip, tai alpakos iki 1 metų amžiaus vadinamos Kryja vaikučiai. Ir dabar toks švelnus jo kailiukas, labai džiaugiamės. Labai gražus berniukas. Važiuok! Norit pamatyti mažylį, atvažiuokite mūsų ūkį, mielai priimsim. Ypač vaikam, kurie bijo didesnių alpakų, mažylio paglostymai labai patinka, jie labai džiaugiasi. Tai ką, tiek trumpai apie mūsų ūkio pagausėjimus, apie mūsų ūkio darbus, kuo mes dabar gyvenam. Laiko filmuoti, tiesą pasakius, aš dabar save tiesiog išstūmiau iš namelio ir galvoju, reikia išeiti, pasidalinti, kuo mes gyvename, kokie mūsų planai, kokie mūsų darbai dabar ūkėje, bet darbų vasarą, kaip ir pas visus, turbūt ūkininkus tikrai daug, reikia šienauti, reikia žolę žiemai pasiruošti, šieną pasiruošti. Ir kadangi dar vyksta mūsų intensyvios statybos, mes labai norime kuo greičiau, kad galėtų žmonės atvažiuoti į šią vietą, pasibūti gamtoje, tyloje, pastebėti alpakų gyvenimą, kasdienybę. Ir jau mes nuo tų statybų irgi šiek tiek esame pavargę, kadangi praeitais metais įstatėme ūkinį pastatą. Reikėjo labai greitai alpakų atvažiavimui paruošti. Ir dar praeitų metų vasaros pabaigoje mums liko šiek tiek jėgų pradėti mūsų mažylį namelį. Tai va, šiais metais planas jį pasibaigti ir su jumis jau pasimatyti čia ir papasakoti šiek tiek daugiau ir apie alpakų gyvenimo ypatumus ir apie tai, kaip mes čia viską statėmės. Ačiū, kas buvot kartu, kas pasižiūrėjo šitą video, jeigu jis jums patiko, jeigu patiko mūsų ūkio gyvūnai, norite pamatyti daugiau ir su Džinos kramtymais atsisveikinsime su jumis ir iki kitų kartų. Visi tie dalykai, kuriuos turim padaryti, kad matytume mūsų tolimesnius video, tai laikai, subscribe. Ačiū Jums už dėmesį. Iki